dabar noriu pristatyti nacionalinio gaminio konkurso vertinimo komisiją, kurią sudaro įvairių sričių žinovai. Tai Tomas Ramanauskas, reklamos specialistas, reklamos agentūros LAV bendrakūrėjas. Zita Biržinė, mokslų daktarė, bendrovės BHJ Baltic direktorė. Sveiki. Rimvydas Valatka, žurnalistas, interneto portalo elrytas.lt vyriausiasis redaktorius. Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute, Baltijos vadybos instituto generalinis direktorius. Sveiki. Ir Seimo narė Donalda Meiželytė. Tiesiog visų reikalų žinovė Donalda, ačiū. Šį vakar nacionalinio gaminio konkursui pristatoma bendrovėje Vilniaus duona, kepta tamsi ruginė duona Agota. Apie ją papasakos Vilniaus duonos gamybos vadovė Diana Brašiškienė bei marketingo skyriaus vadovas Edvinas Ambrukaitis. Vilniaus duona tai seniausia kepykla mūsų šalyje, savo istoriją pradėjusi dar XIX amžiuje. 1895 metais įmonėje dirbo jau net 119 darbininkų ir įmonė per mėnesį pajėgdavo iškepti net 500 tonų produkcijos. Tai yra išties įspūdingi skaičiai šiam laikmečiui, nes palyginus šiomis dienomis mūsų įmonė tokį pat kiekį pajėga iškepti per 5 dienas. Laikas ėjo, įmonė vystėsi, keitėsi žmonės, kartosi, bet mažiausiai keitėsi mūsų receptūros. Daugelį mūsų tradicinių duonų receptūro istorija jau mena 50 mečius. Šiandieną įmonė Lietuvoje yra duonos rinkos lyderė, bei didžiausia kepykla Baltijos šalyse. Turime Lietuvoje 3 kepyklas, dirba 500 žmonių. Per dieną pagaminame 250 000 įvairių duonos gaminių. Pardavimai siekia daugiau kaip 100 tonų per dieną. Šiandieną jūsų įvertinimui norime pristatyti mūsų pasididžiavimą tamsią ruginę Agotos duoną. Vilniaus duonos technologų komanda sukūrė minkštą, išskirtinio aromato ir skonio ruginę duoną. Duonos gamybos procesas vykdomas išlaikant tradicinius duonos gamybos metodus. Tešlą duonai maišome iš ruginių ir kvietinių miltų, iš plikinio, kuris duonai suteikia drėgmę, minkštumą, ypatingai gražią struktūrą, taip pat užtikrina duonos šviežumą. Net 12 valandų natūraliai fermentuojamas raugas subrandina duonai natūralų skonį ir aromatą. Prieš kepant Agotos duoną apibarstome kviečių selenomis, iškeptą duoną suraikome, supakuojame ir išvežame į prekybos tinklus, kad jūsų stalą pasiektų kaip galima šviežesnė. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad Lietuvos duonos vartotojai ypatingai vertina mūsų gaminį ir kas mėnesį nuperka per 200 000 kepalų ir 200 000 puskepalių. Mums taip pat svarbiausias įvertinimas ir tai, kad ši duona yra pirmoje vietoje tarp visų ruginių duonų. Ačiū už pristatymą. Turbūt komisijos nariai jau ir paragavo ir jau klausimų daug turi. Prašau, ponė Rimvydai. Ragavau. Dabar pirmą kartą gyvenime tikrai skani duona. Kodėl aš šitos duonos iki šiol neperku? Koks būtų teisingas atsakymas? Todėl, kad duonos gamintojų rinkoje ypatingai daug ir parduotuvių lentynos mirga, lūžta nuo įvairiausių gaminių. Iš tikro, tai yra labai sunku pastebėti šitą duoną, todėl galbūt jos iki šiol nepabandėte, bet tai šį kartą... Atsakymas yra, reklamos nėra. Būtų reklama, būčiau jau pirkęs. Ir kiek ten kilogramų, dar porą kilogramų būtų daugiau prie jūsų skaičių. Dėdė Rimvydas sako, būtų reklama, būčiau pirkęs. Nemanau, kad jūs pirktumėte ir taptumėte reklamos auka. Nu, jūs turėtumėte pirmiausia paragauti, įsitikinti. Seimo nariai netgi žino, ką aš turiu valgyti ir kaip valgyti. Ne. Tiesą sakant, labai artimai bendrauju su viena moterimi, kuri dirba laboratorijoje, kur nustatinėja būtent įvairiausių konservatų kiekius ir produktuose maisto. Ir sakau, o tai kokią duoną pirkti? Sako, tai žinoma, kad juodąją Vilniaus duoną. Jūs jau turite produktą, kur nėra nei putiklių, nei konservantų, kuri yra iš tikrųjų natūralus produktas. Ar čia jūs tiesiog šitą naują produktą įvedėte, kad, dėl ko?
Nes iš tikrųjų jūs turite jau puikią vieną juodą duoną. Matote, duona, kad ir jūs minite, kad yra juodos duonos, jos kiekviena duona yra truputį skirtinga. Ir jeigu žmogus mėgsta vienokią duoną, tai Agotos duona turi būtent išskirtinės tas savybės. Tai yra didžiausias jos išskirtinumas, jos skonis. Tai nėra, kad tik tai juoda duona. Tai yra aromatas, tai viskas, kas susiformuoja fermentacijos procesų metu, iškepa, tas ir suteikia jos tą individualumą. Tai dėkoju už pristatymą. Pasižiūrėsim tuo, ar apžavėjo jūsų gaminys komisijos narius, kurie tuoj įvertins, o aš trumpai priminsiu vertinimo taisyklės. Vertinama pagal 2 kategorijas – ekonominė gaminio vertė ir produkto išskirtinumas. Kiekvienas komisijos narys kiekvienoje kategorijoje produktą gali vertinti maksimum 20 balų. Taigi, prašau, jau turbūt suskaičiavot savo balus. Prašau, pradėsim nuo jūsų, Tomai. Ekonominė vertė 14, o produkto išskirtinumas 10. Dėkoju, ponė Zita. Aš ekonominę vertę vertinu 15, kadangi vis dėlto rodikliai yra gražus ir pardavimai yra dideli. Išskirtinumą vertinu 12, nes vis dėlto panašių produktų tikrai rinkoje yra ir išskirtinumas būtų, jeigu tikrai išsilaikytumėte labai grinai tradicinės yra technologija. Tada būtų tikrai išskirtinumas. Dėkoju, ponė Rimvydai. Kadangi esu labai neabejingas ekonominiams skaičiams, o skaičiai mane spaudžia prie žemės, per 5 metus, jeigu neklystu, šitos duonos pardavimai, gamyba ir pardavimai augo beveik 6,5 kartų. Tai rašau aukščiausią balą 20. Nu, išskirtinumas iš tiesų, duonų, jūs pats, ponė Edvinai, sakėt, duonų yra tiek daug ir jų yra tiek daug skanių, kad iš tiesų išskirtinumui, net ir labai norėdamas, labai daug negali rašyti, tai 14. Ačiū. Vilnių. Skaičiai rodo, kad Vilniaus duonos technologų komanda dirbo ne veltui. Tai yra apyvartas, kurias rodote, rodo, kad kompanija tikrai generuoja pakankamai solidžias pajamas. Tai ekonominę vertę vertinčiau 15. Na, o produkto išskirtinumas, žinoma, produktas yra kasdienės vartojimo kategorijos produktas, tai skirčiau 18. Dėkoju. Šiaip tai, žinoma, jūs į tas senasias tradicijas tikrai negrįšite ir rankomis tešlos nemaišysite, tai faktas yra. Bet kad tradicija tęsiasi ir kad ta tradicija yra žmonėms priimtina, ta prasme, iš tikrųjų, šitą duoną, aš valgau. Tai ką aš dabar galiu sakyti? Manau, kad ekonominė vertė, tai man 100 balų, ne 17. Ir kadangi esu vis dėlto už saviškius, tai produkto išskirtinumas man tai yra išskirtinis gaminys 20. Dėkoju. Komisijos manymų duona Agota pagal ekonominę vertę vertinama 81 balu, o produkto išskirtinumas įvertintas 74 balais. Žiūrovai balsuoti už pristatytus produktus gali portale elrytas.lt. Primenu, kad dalyvauti nacionalinio gaminio konkurse gali kiekviena Lietuvos įmonė. Tai reikia užpildyti anketą, kurią rasite interneto portale elrytas.lt.